Jeigu žmogus svarsto turėti atsinaujinančios energetikos šaltinį, tai jam reikėtų pradėti nuo galimybės panaudoti stogą. Tai čia yra numeris 1. Jeigu, aišku, tos galimybės yra ribotos, energijos bendrija yra atsakymas. Jis gan yra panašus į nutolusias saulės elektrinės, kurios dalį galima nesunkiai įsigyti, bet energijos bendrijos turi tam tikrų privalumų. Yra galimybė drauge kartu, tai reiškia, kad jūs su draugais, kaimynais, kolegom iš darbo ar šiaip kažkokiais tai pažįstamais ar bendruomenė, kurioje yra gyvenama, galite įsirengti saulės elektrinę. Kartu iš karto veikia skalės ekonomika, pigiai savo žemėje, kuri yra priskiriama vienam iš savininkų, galime net išsinuomoti, bet kartu galime pasigaminti pigios, žalios elektros energijos, kuris mažina sąskaitas ir taip pat prisideda prie kovos su klimato kaita. Energijos bendrijos steigimo procesas vyko gan ilgokai, užtruko, nes buvome turbūt patys pirmieji, kurie tą nori padaryti. Ir tuo pačiu mes ne tik norime savo, mes norime ir pasidalinti tuo procesu, informaciją su visa visuomenė. Nuolat sulaukiame paklausimų dėl energijos bendrijos steigimo. Būna tiek savivaldybės, tiek fiziniai asmenys, tiek ir juridiniai asmenys domisi. Tai yra tikrai gera galimybė, kurią paramą suteikia, todėl tai yra patrauklu. Pati sudėtingiausia dalis yra statuso gavimas ir žinoma, kad statusą gauti reikia turėti tinkamus dokumentus, įstatus, kurie atitiktų reikalavimus. 23 metų gruodžio viduryje buvo priimti pakeitimai mūsų siūlymų dėl supaprastinimo energijos bendrijų steigime. Daug informacijos, kurią prieš tai reikėdavo nurodyti įstatuose, netgi tokia, kas bus prižiūrėtas tos, pavyzdžiui, pastatytos saulės elektrinės, jau nebereikės turėti įstatuose, kas tikrai paprastina. Ir čia, aš manau, reikia pasidžiaugti. Didžioji biurokratinių kliūčių dalis yra pašalinta ir bus galima daug paprasčiau steigti. Piliečių energetikos bendrija yra nauja bendruomeniniai energetikai skirta juridinė forma, kurioje skirta gyventojams, verslo įmonėms, savivaldybių įstaigom, viešosiom įstaigom burtis į bendrijas ir kartu veikti elektros energetikos sektoriuje. Piliečių energetikos bendrijų pagrindinis tikslas yra teikti ekonominę, aplinkosauginę ir visuomeninę naudą savo nariams, dalininkams arba vietos bendruomeniai, kurioje jį veikia. Piliečių energetikos bendrijų nariai gali kartu investuoti į elektros energijos gamybos įrenginius, gali užsiimti pagamintos elektros dalinimusi tarp savo narių, prekybą, gali investuoti į kaupimo įrenginius, baterijas. Piliečių energetikos bendrijų nariai gali kartu dalyvauti teikiant vadinamąsias elektros tinklo lankstumo paslaugas tinklų operatoriams ir iš to gauti naudą. Bet bendrija yra ta forma, juridinė forma, kuri leidžia tą padaryti. Bendruomeninės energetikos idėja yra ta, kad gyventojai, verslas burtųsi kartu ir investuotų į energijos gamybos įrenginius, taptų aktyviais rinkos dalyviais ir gautų iš to naudą. Kodėl verta galvoti apie piliečių energetikos bendrijų steigimą ir dalyvavimą juose? Tai pirmiausia, tai yra galimybė veikti elektros energijos rinkoje tokiais būdais, kokiais veikti atskirai tiek verslas, tiek gyventojas negalėtų. Šita forma piliečių energetikos bendrija atveria visiškai naujas galimybės tapti aktyviais elektros energijos rinkos dalyviais.